Ką tai šeka? Naują dieną garaže, vėl atvariau pasikrapštyti prie kregždutės ir šiokį tokį updėtį. Tai kregždė stovi priekiu jau į garažą pusę. Tai planas dabar darytis šitą pusę. Tai pradėsim darytis čia naivą. Kaip matot, čia. Man asmeniškai atsibodo jau ją vyrint, bet kai mašinoje matau potencialą, kad jinai pas mane liks, tai norisi pasidaryti taip, kad nebūtų kiaura, kojom šlapia ar dar kažką ir tiesiog yra tikimybė, kad dar jinai važiuosi technikinė, tai reikia pasidaryti kultūringai. Toliau, turim ką? Iš garažo atsivežiau kito, kur kita mašina stovi, atsivežiau dratinių šepečių, nes jau baigėsi, rankinio originalės kaladės ir naujus trosus. Kadangi nesu tikras, kad įsidėsiu hidraulinį rankinį čia, tai bent jau pasidarysiu originalų naujais trosais, naujom kaladėm, kad veiktų. Ne kartą išbandyta, žiemą galima važiuoti ir su juo. Dar ką turim. Vienas iš brangiausių siuntinių atvažiavo. Realiai dar vienas liko, tai rankinis, kurio noriu irpo. Tai tas brangiausias bus, o realiai čia, tas iš brangesnių, bet be kurio žiemą aš neįsivaizduoju dabar jau važiavimą. Tai turim matavimo dėžutę, pasistatau kamerą ir atpakuojam kartu, pažiūrim, kas ten atvažiavo. Kur čia geroji, kur čia blogoji pusė, gal pasakykime. Tai, peilis, turim peilį. Bent supakuota pakankamai tvarkingai, kaip tvarkingai, patikimai labiau gal. Pečiaus prakūrimui. Bam. Čia šiukšlė. Tai ką čia turim? Turim tokį setupą. Fuck yeah. Futskije, kaip sakoma. Čia, blėt, sulankstyta. Čia varžtelė bent jau yra. Tai ką, šaika? Kaip matot, atvažiavo šilo V1 išsukimas, kuris labai pavargęs pasirodo. Čia dar silentai poliritaniniai. Bet blemba. Čia pizė viskam. Šitas nelapatuoja. Tai jo. Svarbu nelinkęs ir nereiks tikriausiai suvedimo daryti, nes čia kaip ir turėjo išvažiuojančias mašinas buvo išimta. Tai tikėkimės, kad veiks viskas puikiai ir bus viskas gerai. Tai reiks eilinį kartą kreiptis pas Arūnčiką, kadangi jis restauruoja šarnyrus, tai turės gumyčių visokių. Ir galbūt pakoreguos truputėlį man šarnyrus, kad nereiktų man jau naujų dėti ir kad bent per žiemą jie atvažiuotų. Tai išsirenku, susidedu į vietas viską, kad neišsimėtyt. Ir šokam vyrint kregždę.
ką šaika, vėl randuosi garaže ir update'as iš Kregždės. Kadangi mašina apsukta kitą pusę ir matėt jau kaip va čia va vyrinau, čia va turėjo buvo va tiek va rūdelių. Bet čia buvo rūdelių, čia skylė buvo. Nu tai gavos va, man tiek va. Ir liks čia šitą skylę ir šitą va pakeist. Ir švirinimų pagaliau blemba bus baigta, jau tiek va. Galvojau pasivažinėsi dar su vasariniais ratais, bet nesmė. Ką turim su Kregždė? Kregždės bamperis nuimtas. Eigis pastatė tiksliau radiatorių šiokį tokį vairo stiprintuvo skysčių. Kam jis reikalingas? Čia jo iš vis jokio radiatoriaus nebuvo ir čia viskas iš kitos pusės padaryta. Blet, atvirai pasakius, atsibodo kasekus tvarkyt kažkieno tai, nes kur pasižiūri vien kasekai. Ai, neturim gi važiuoklės priekinės, absoliučiai. Absoliučiai nieko, stabdžiai vas kabo tik tai ir viskas, ir stabilnikas. Tai dėl važiuoklės, išrinkta važiuoklė buvo ir šarnyras atkeliavo naujas, kurio reikėjo. Tai iš važiuoklės liko pakeisti šitas kelias gumytės. Ir šarnyrus biškelį paspaust, kelis varžtelius nupirkt, kad šitas plokštelės susidėtų, nes tik tai 3 va yra, kaip matot. Ir su važiuoklė kaip ir viskas bus. Toliau, ką turim? Turim vėl arkas. Galinės arkas. Ką man galinės arkas, kaip pas mane jos nudažytas ir sušveistas. Nerodžiu, atsiprašau, šaika. Tai čia buvo nusidažę standartiškai. O, ne ta, va. Dabar, kaip matot, matinėt. Kas mane sekat Instagrame ar Facebook'e, tai turėjot matyt, buvau įdėjęs storiuką, kai buvo Kregždė atrodo lauke. Tai matėsi šitos varkos. Tai nupirkau šiandien pastos. Atliekti Eigis turi ir tikriausiai bus supoliruotas šitas arkas šiandien. Toliau, ką toliau turim? Ai, durų neturim šitos pusės. Ir sparno neturim. Radiatorių sugraužtą turim, bet aš tikiuosi, kad jis man laikys, nes aš nenoriu daugiau kišti pinigų, nors dar reikia Graviteksą nusipirkti, siūlių germetiko ir dar kažko tai. O šiaip tai viską, pagaliau beveik, kad važiuotų mašiną turiu viską. Realiai važiavo pigiausias kaladėlė stabdžių. Priekiniai stabdžių diskai jau parūdyt spėjo, bet kaip nauji, nes nutekinti. Tai buvo gyvi stabdžių diskai, tik tai gaidiškai nudėvėta plokštuma. Tai teko susitart su bendradarbiu, nutekino, nupirkau naujas kaladės, bus beveik nauji stabdžiai priekiai. Toliau. Turim dėžutę. Nenorėjau šito, bet, nėra kur dėtis, tai atkeliavo tepalai, filtras tepalo ir viso 6 žvakės. Tai čia realiai, kad sėkmingai kvėpuotų variklis, nes oro srauto matuoklės dar vis blemba neradau ir tikriausiai neieškos. Vėl kalbu per daug, bet šaika, sorry, yra kaip yra. Sumontavau video, jau nemontavau mėnesį gal, nes tiesiog neturiu kada. Kaime darbai, čia darbai, su merginom reikia pabūt. Tai dėl to sorry, bet viskas pabiški, iki žiemos tikrai dasivysim. Toliau. Dujų balionas papildytas pagaliau mano. Tai pagaliau vyrinsim su angliarūgšte, o ne su miksu kažkokiu tai ten, tai bus kažkiek gražesnė siūlė. Viskas, 5 minutės kalbu, nesąmonė, atsiboda visiems, daug kas prasukot. Sorry, tyra kaip yra. Tai einu persvilk, kuriu pečių, prasirinku mūsarą. Ai, dar. Čia matot, šiukšlynas, čia visą prie kirvio. Tai va čia viskas įslenkščia. Tai užpyso. Nesikeikiant, bet reikia pasidaryti, nes jau šaltukas beldžiasi į duris ir lapkritis neužilgo. Hebra, jaučiausi kaip babajus, kad su kirviu darau kantus užlenkimą, tokius, sakykime, vietos. Bet aš ne savam garažę, savo garažą neturiu ir neturiu įrankių.
kažkaip reikia suktis iš padėties. Tai kad jeigu kažkas komentuosit, kad kaip darau kaip babajus, tai pabandykit geriau padaryti. Su įrankiais, vienu plaktuku, 2 bulgarkiam ir kempu. Einu dirbti. Kągi, kol aš čia vyrinausi, užsivyrinau pagaliau šitą skylę, irgi šabiški, va tiek va padarė. Vagi, greit važiuoti jau to vadinas. Šiaip tai nusiėmė priekis, kad susitvarkyt laidai, tada važiuoklė po biškelį renkasi, jau va šakė viena yra. Tai šiandien tiek. Ką šaika, vėl randuosi garažė. Vaizdas nelabai kom keičiasi, bet turim jau gerų naujienų. Tai turim plius minus dedamą važiuoklę priekinę, dedam su stabiliniku, tai naujas skylės gręžiam, mes iš to va daiktų. Toliau, update iš mašinos. Vairo stiprintuvas skysčio pradėjom šimtuvą statyti, bet susidūrėm su problema, kad neturim nei vienos šlangos. Tai va tokių va pilna, dar iš maišą atsivežiau visokių senų, kad kažką galima būtų pritaikyti taisyklingiau. Nes čia kas buvo padaryta, nu tai kaip ir visoji mašina, kaip ir pastebėjot jau tikriausiai, kad visa mašina čia iš blemba nesąmonių padaryta. Nu tai bandom jas ištaisyti, kad žiemą nereiktų nieko daryti, tik pilt benzą ir važiuoti, ir keist padangas tikriausiai. Tai gerai, kas likę? Iš darbų turim neišvirtiminės šitas va plokštelės va nudažytas, teptuko aišku, tai jos pridžiūvė, bet vidinė pusė nesimatys, viskas bus gerai. Čia va bus gražiai juodos iš vidaus. Jos reikalingos, kad amortizatorius persineštų, nes kad ratai nebūtų išgriuvę, kai teisingai ratas stovėtų. Toliau turim persuktas žvakes visas naujas. Toliau iš mano pusės, matosi čia kas nors? Matosi šiek tiek. Tai pradėjau paskutinį dugno lopinį darytis. Tai darysiu didelį vėl lopinį, pjausiu čia va per visą va, kad man šito va šlikštaus metalo nebūtų. Skylė plius susidengs, plius va čia va labai kiaura. Tai iš vienos skardos dar skardą šiandien išsilenksiu. Čia bus baigta. Apsivyrinti šiandien tikrai čia pasidarysiu. Ir liks čia va. Nelabai kas matos, bet turim porą rudelių, porą įlenkimų. Išpjausiu, įvyrinti naują skardą ir bus visos 4 pakėlimo vietos uždengtos naujom skardom. Toliau, kas iš vyrinimų liko? Iš vyrinimų liko šitą va skylę susitvarkyti norėčiau. Tiesiog dėl estetinio vaizdo. Ir liks va čia susitvarkyti. Čia reikės iš darbo pasiimti kažkokį atbulinį plaktuką, atsitampyti, atsikalt.
atsiprašau. Ir iš kėbulinių darbų bus baigta. Tai jeigu šią savaitę viską padarysiu, tai čia bus kosmosas. Tai būtų labai faina, tikrai. Tada liks tik tai nusipirkti antikorozinio, užsipurkšti viską ir susirinkti. Tai rūdžių surišėją turiu, epoksidinio grunto yra, juodų dažų yra, tai salonas taip ir bus. Rūdžių surišėjas, o kaip dabar toj pusėje. Tada epoksidinis gruntas ir juodi dažai su laku. Teptukų užtepta bus tiesiog, kad čia jau būtų pamiršta, šitoje pusėje lygiai tas pats. Kėbulas iš dugno bus rūdžių surišėjas, epoksidinis gruntas. Dėl dažų nežinau, nebent liks neišdažytų. Tai ir kažkokia medžiaga nuo antikorozinė, kažkokia ten kažkur kažkas, kažkaip kažką. Ir iš šitos pusės bus viskas baigta. Toliau turiu. O čia va, rankinio trosus naujus, kem 6, bet į 3/6, jie tokį patys eina lyg ir. Jeigu ne, tai pritaikysim, o jeigu ne, tai tik tai rankinę kaladės pakeisim. Nes hidraulinę tikriausiai nespėsiu pasistatyti, nes tiesiog pinigų neužteks. Nes iki žiemos dar reikia Dominiko kompaktą padaryti, Dominikui reikia sankabą pakeisti, stabdžius sutvarkyti, nes ten kažkas rūrina protą ir dar ten porą mėlačių standartiškai išlys. Nu ir viskas, tai va, tai daug kalbų, nesąmonių visokių, tai šiandien nerodysiu, kaip pašvyrinu, nes tas pats per tą patį nieko įdomaus. Eigis turėtų lyg ir atliekti padėti, tai pastatysiu, va čia kažkur kamerą pririnkęs šitą bardakėlį ir galbūt čia daugiau veiksmo pasimatys. Tai nupirkau dar hidraulinės šlangos, nu kaip hidraulinės, ne hidraulinė, bet 20 barų ali laiko. Nu, tai čia tikriausiai tiek nebus, nes aušinimą statysim ant grįžtamojo, tai ten tikrai spaudimo nebus tokio didelio, tai turėtų viskas veikti ir funkcionuoti. Prie to pačio vairo stiprinio skystis pasikeis. Aš naudoju hidraulinį skystį, tai nei viena mašina dar nėra pavedęs, viskas turėtų būti gerai. 5 minutės kalbu, atsibodau, neįdomu, tai tiek, kol kas